Kovo 12 dieną Visagino kultūros centro konferencijų salėje vyko forumas Visaginas ir lietuvių kalba – 50 metų iššūkių ir tapatybės stiprinimo. Šį renginį, kurį organizavo Visagino švietimo pagalbos tarnyba, buvo Lietuvos kalbos dienų dalis ir skirtas miesto 50-mečiui paminėti. Forume dalyvavo švietimo įstaigų vadovai, mokytojai, mokiniai ir ekspertai, kurie diskutavo apie lietuvių kalbos pokyčius Visagine per pastaruosius 50 mečius. Prieš prasidedant forumo pranešimams, jo dalyvius pasveikino Seimo narys Jevgenijus Šuklinas, Visagino savivaldybės administracijos direktorius Virginijus Andrius Bukauskas, vicemeras Vitalijus Besakirskas ir švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus atstovai. Deja, dėl ligos forume negalėjo dalyvauti valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė dr. Violeta Meiliūnaitė. Visagino savivaldybės vyriausioji specialistė atsakinga už valstybinės kalbos priežiūrą Lina Dainienė. Vienas iš įdomiausių forumo pranešimų buvo Vytauto didžiojo universiteto magistrantės visaginietės Tatjanos Repečkienės pranešimas apie lietuvių kalbinę tapatybę rusakalbėme mieste. Ji išsamei nagrinėjo lietuvių kalbos dinamiką Visagine iš mokslinės perspektyvos. Forumo pabaigoje vyko diskusija lietuvių kalba Visagine – praeities pamokos ir ateities perspektyvos, kurią moderavo Visagino švietimo pagalbos tarnybos direktorė Eleonora Dutkevičienė. Diskusijoje dalyvavo jaunimo organizacijų atstovai bei tie, kurie neseniai pradėjo mokytis lietuvių kalbos. Po forumo Eleonora Dutkevičienė pasidalijo savo įžvalgomis apie renginį. Tai šiandien mes organizavome forumą, kuris vadinasi 50 metų Visagine tapatybės paieškos, lietuvių kalba ir tapatybės paieškos. Tai šio forumo tikslas buvo sukviesti Visagino švietimo bendruomenę diskusijai, pasidalymui tokių patirčių, kaipgi keitėsi lietuvių kalba Visagine, koks jos statusas yra dabar, kokia vyko dinamika ir dalijomės įvairiomis įžvalgomis apie lietuvių kalbos kelią, 50 metų kelią Visagine. Forumas aiškiai parodė, kad situacija su lietuvių kalba per šiuos metus gerokai pasikeitė. Pasak Dutkevičienės, šiandien visaginiečio tapatybė jau neatsiejama nuo valstybinės kalbos mokėjimo. Taip, šitas renginys buvo skirtas ir Visagino 50-mečiui, todėl kad iš tiesų buvo įdomu apžvelgti tą kelią, pasižiūrėti, kaip keitėsi lietuvių kalba keičiantis kartom, kaip pasikeitė lietuvių kalbos padėtis po Lietuvos nepriklausomybės ir mes išklausėme nemažai tokių įdomių pranešimų, kur lietuvių kalbos tvarkytoja šiandien pristatė tiek ir įstatyminę bazę, kuri reglamentuoja lietuvių kalbos vartojimą, išklausėme Vytauto didžiojo magistrantės Tatjanos pranešimą apie taip, kaip mokslinių požiūrių galima paaiškinti tą kalbos dinamiką, kalbos situaciją mieste. Kvietėme žmonės diskusijai, na ir iš tikrųjų kėlėme klausimus, tai kokiagi laukia kalbos ateitis, kaipgi atrodys Visaginas po 10, po 20 metų. Dalijomės sėkmės istorijomis, mūsų forume dalyvavo 2 pedagogės, kurios atvyko į Lietuvą prasidėjus karui Ukrainoje ir per 3 metus jos ne tik tai gana gerai išmoko lietuvių kalbą, bet ir šiandien išdrįso viešai pasidalinti savo sėkmės istorijomis. Vienas labiausiai įkvepiančių forumo momentų buvo 2 pedagogių atvykusių į Lietuvą prasidėjus karui Ukrainoje pasisakymai. Tai iš tiesų, tokių pavyzdžių turbūt mes galime surasti nemažai. Galbūt kartais nelabai tam skiriame dėmesio, gal nelabai sureikšminame, bet tiesą sakant, ir šios dienos diskusija ir forumas parodė, kad
Labai svarbu yra noras, motyvacija ir tikslo išsikėlimas. Ir iš tiesų, jeigu visaginiečio tapatybė šiandien jau nėra turbūt žmogaus nemokančio valstybinės kalbos tapatybė ir skirtumai tarp kartų yra labai dideli. O šiandien ir diskutavome, ir Aleksas kalbėjo apie tai, kaip lietuvių kalba atėjo į jo gyvenimą ir turbūt čia neužtenka tik tai kursų, neužtenka tik tai tokio formalaus mokymosi, tiesiog reikia noro, užsidegimo ir jeigu tas noras yra, motyvacija yra, tai ir kalba ateina. Vienas svarbiausių diskusijos klausimų – kokia bus lietuvių kalbos padėtis Visagine po 10–20 metų. Ekspertai pažymėjo, kad po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo valstybinės kalbos statusas mieste sustiprėjo, tačiau integracijos procesas vis dar vyksta. Šiandien visuomenė susiduria su naujais iššūkiais, kaip išsaugoti lietuvių kalbą daugiakultūrėje aplinkoje, kaip motyvuoti jaunimą ją mokytis ir kaip padaryti kalbos mokymasi prieinamesnį. Forumas Visaginas ir lietuvių kalba 50 metų iššūkių ir tapatybės stiprinimo parodė, kad per pastaruosius dešimtmečius įvyko dideli pokyčiai. Jei anksčiau lietuvių kalba Visagine daugeliui buvo tik formalumas, šiandien ji tapo neatsiejama miesto gyvenimo dalimi. Diskusija atskleidė, kad sėkmė priklauso ne tik nuo švietimo programų, bet ir nuo kiekvieno žmogaus asmeninės motyvacijos. Forumas tapo svarbia erdve diskusijoms apie kalbos politiką, patirties pasidalymui ir sprendimų paieškai, kurie padės formuoti lietuvių kalbos ateitį Visagine. Ateityje laukia nauji iššūkiai, tačiau renginys parodė, kad miestas turi visas galimybės juos įveikti. Praėjęs penktadienis Visagine buvo neeilinis, nes vyko pavasariška gegužinė, kur kaimo kiemelyje šiltoje atmosferoje susirinko kaimynai ir svečiai kartu pinti lietuviškų liaudies dainų vainikų. 4. tradicinis lietuvių liaudies dainų ir muzikos festivalis Pyniau dainų vainikų vyko Visagino kultūros centro draugystės salėje ir buvo skirtas lietuvių liaudies dainų metams, nes 2025 Lietuvoje paskelbti lietuvių liaudies dainų metais. Šiuo sprendimu siekiama pabrėžti tautos tradicijų, folkloro, liaudies meno ir papročių svarbą, išsaugoti bei populiarinti unikalų Lietuvos kultūros paveldą. Lietuvių liaudies kūryba tai šimtmečiais perdodamos dainos, pasakojimai, raštai, tautiniai drabužiai, amatai ir kiti kultūriniai elementai, kurie formuoja tautinę tapatybę. Visą tai galima buvo pamatyti ir renginyje. Liaudies kostiumai, įvairių sudėčių instrumentiniai ir vokaliniai ansambliai, šokėjai, pasakotojai iš Visagino miesto, Zarasų ir Ignalinos rajonų. Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis ir kapelytė Čiūta. Jaunimo sutartinių giedotojų grupė Gražutė, Smalvų kultūros skyriaus pasakotojas ir mandolininkų grupė, Salako teritorinio padalinio vaikų folklorinis ansamblis Saulala, Ignalinos Česlovo Kūdabos gimnazijos merginų liaudiškų šokių grupė Jorutis, Ignalinos krašto folkloro ansamblis Čiulbutė, Visagino kūrybos ir menų akademijos mokiniai ir mokytojai, Visagino lopšelio darželių Auksinis raktelis ir Ąžuoliukas ugdytinių ansambliai, Visagino Gerosios Vilties progimnazijos vaikų šokių grupė Gervelė, Visagino kultūros centro moterų vokalinis ansamblis Kordis ir liaudiškos muzikos kapela Linksmuolė. Dalyvavo tiek mažieji atlikėjai, tiek vyresnieji. Susirinko visi liaudies muzikos mėgėjai, tikri lietuviškos kultūros puoselėtojai, be paskirstimo pagal tautybę ir kalbą. Nes būtent liaudies muzika vienyje visus, ji keliauja per amžius iš širdies į širdį. Čia buvo galima pasigėrėti gervių šokiu, vienbalsėmis ir daugiabalsėmis liaudiškomis dainomis. Kiemelėje skambėjo armonikos ir kanklės, o mandolinos pasitikdavo kaimynus ir svečius. Aidėjo liaudies išminties pasakojimai. Tautos medžio pavėsyje buvo jauku ir šilta. Kiekvienas išsinešė gerumo dalelę, kad pasidalinti su kitais. Juk tik taip mūsų pasaulis tampa gražesnis ir šviesesnis. Nes kai dovanojame gerumą kitiems, jis sugrįžta mums 10-teriopai. Lietuvių liaudies dainos metai kviečia kiekvieną prisidėti prie kultūros puoselėjimo, domėtis, kurti, dalyvauti renginiuose ir didžiuotis savo tautos paveldu.
Festivalis prasidėjo, o balandžio 9 dieną jo tęsinys vyks Visagino kūrybos ir menų akademijoje.